Šiame filmuke norėsiu Jums pristatyti gimdymo kvėpavimą. Tiksliau būtų pasakyti sąrėmių kvėpavimą, nes per stangas mes turime visiškai tokią unikalią kitą istoriją. Pradžioje kviesiu susitikti su savo kvėpavimo pojūčiu ir po to įvardinsiu dvi pagrindinės klaidas, kurios žmonės daro gimdyme, ko reikėtų vengti, ir tada dar keletą kvėpavimo būdų skirtingiems etapams. Sveiki, aš esu Vilma, aš esu gimdymo dūla, kūno psichoterapijos praktikė. Kvėpavimas šalia judėjimo yra vienas pagrindinių resursų, kuriuos moteris gali pasitelkti. Mes nuolat kvėpuojam ir jeigu bent truputėlį gebėtumėm telkti į tą kvėpavimą dėmesį, tuomet mes nepasimestumėm savo nerimastingose mintise. Taigi dabar pakviesiu Jūs į praktiką. Kviečiu užsimerkti ir uždėti savo delnus savo ant plaučių. Švelniai pajuskite, kaip delnų šiluma atliepia krūtinėje. Ir atkreipkim dėmesį, koks judesys vyksta plaučiams prisipildant ir jiems ištuštėjant. Tikėtina, kad jausime savo delnus besikilnojant. Pabandykime įsivaizduoti. Pabandykime įsivaizduoti, kad mums įkvepiant plaučiai prisipildo daug oro, kuris po to sklinda per kūną ir pasiekia taip pat ir mūsų kūdikį, aprūpina jį deguonimi. Ir kai mes besilaukdamos kvėpuojame ne tik savo, kvėpuojame ir vaikeliui. Ir lygiai taip pat per sąrėmius. Jeigu kvėpuojame giliai, efektyviai, mūsų vaikelis jausis geriau. Po kurio laiko galbūt norėsis nuleisti rankas ant šonkaulių ir pajausti, kaip mums įkvepiant šonkauliai išplatėja, mums iškvepiant susiaurėja. Po kurio laiko rankas galime nuleisti ant pilvo ir pajausti kvėpavimo judesį jame. Ir visiškai nesvarbu, kurioje kūno vietoje jūs jaučiate stipriausius judesius. Kvėpuokite taip, kaip jums yra patogu, nes gimdymas ir sąrėmiai tikrai nėra ta proga, kuomet mes darysime teisingus pratimus ar išvis pratimus darysime. Tuomet mes tik su minimaliomis pastangomis stengsimės plaukti, išbūti tą momente. Va. Galbūt jau pastebėjote, kaip nuo šitos trumpos mūsų praktikos pakito jūsų psichologinė ir emocinė būsena. Tikėtina, kad tapom ramesnės, labiau sugrįžom į save. Tai ir yra didysis kvėpavimo stebuklas, kad susitikę su juo mes suvaldom savo stresą. Ir be abejo, tam reikia šiokio tokio įgūdžio. Jeigu kas nors nėštumo metu praktikavote kvėpavimo pratimus ar jogos pranajamą ar mindfulness praktikas, tuomet ir per patį gimdymą jums turbūt bus lengviau. Bet dabar, kiek dar liko jūsų nėštumo laiko, tikrai skatinčiau į tai atsigręžti ir skirti nors truputį, kelias minutės savo dienos laiko, pabūti su savo kvėpavimu. Labai dėsninga yra tai, kad kai mes atkreipiam į kvėpavimą dėmesį, pajuntam, kad kvėpuojame labai paviršutiniškai ir lėkštai. Bet bėgant dėmesingoms minutėms mūsų kvėpavimas gilėja,
tampa toks sodresnis, pripildantis ir perkeičia mūsų ir sąmonės būseną. Taigi idealiu atveju per gimdymą kvėpuosime lėtai, giliai ir būsim labai ramios. Visiems linkėčiau to idealaus atvejo, bet iš patirties žinau, kad būna tikrai visaip. Betgi pradėkime nuo kvėpavimo, kuris mums gali pasitarnauti toks kaip bazinis, kaip išeities taškas. Tai kviečiu įkvėpti per nosį, o iškvėpti per švelniai į ratuką suspaustas lūpytes. Įkvepiam per nosį, iškvepiam per burnytę. Kadangi išeinančio oro srautas yra apribotas, tai iškvėpimas tampa ilgesnis. Kuo ilgesnis iškvėpimas, tuo labiau raminasi mūsų nervų sistema. Ir drįsčiau teigti, kad būtent šitas kvėpavimas yra bazinis sąrėmių kvėpavimas, kuris betgi bėgant sąrėmių valandoms ir jiems intensyvėjant labai kinta. Ir jau tikrai ties kokiais 7 gimdos kaklelio atsiverimo centimetrais jisai gali net atrodyti kaip nors taip. Taigi, kaip matote, atsiranda ir garso ir yra visiškai kitoks intensyvumas, bet iš esmės yra tas pats įkvėpimas per nosį ir tas pats iškvėpimas per burną. Tiesiog yra daug intensyvesni. Ir mums nieko dėl to nereikia daryti, tai tiesiog savaime nutiks stiprėjant mūsų sąrėmiams. Tai šitas bazinis kvėpavimas, apie kurį įsivardinom, yra kaip tas aukso vidurys, nuo kurio realybėje dažnai nukrypstame. Tai vienas nukrypimas yra štai tokia būsena. Aha, kaip matot, aš čia užlaikau įkvėpimą, aš jį užkertu ties gerklę, bet kartu mano visa kūno kalba simbolizuoja ir atspindi didžiulę įtampą. Net mano kojos nori kryžiuoti, tarsi negimdysiu, gal išeinu iš čia. Tai kai atrandame save tokioje būklėje, tai reikia kažkaip grįžti į tą aukso vidurį. Ir nėra taip paprasta man pačiai save pastebėti. Tai vėlgi čia galėtų būti gal gimdymo komandos irgi užduotis stebėti, kaip aš kvėpuoju. Ir tuomet, jeigu, tarkim, vyras mane pastebi tokioje didelėje įtampoje, jisai galėtų prieiti ir sakyti: mieloji, dabar pažiūrėk man į akis ir mes kartu pakvėpuokim. Ir kai kitas žmogus į mus štai taip žiūri į mūsų akis, mes tiesiog užsikrečiame jo ramybę, užsikrečiame jo kvėpavimo ritmu. Tada kitas scenarijus yra hiperaktyvus kvėpavimas, kuomet aš imu elgtis kažkaip taip. Tai ką tai reiškia, ne? Mano kūno kalba čia signalizuoja irgi didžiulį pasimetimą. Kas nors man padėkit, aš nebesu savyje, aš ieškau atspirties, pagalbos, išeities kažkur išorėje. Ir kviečiu būtinai pasibandyti tokį kvėpavimą, sustabdžius gal net šitą video dabar pat, pajusite, kad taip ilgai mes negalime išbūti, mums tiesiog ims žvaigždutės akise matytis. Tai sąrėmių metu niekuomet neturėtumėm prieiti prie tokio kvėpavimo. Čia yra trumpa akimirka per stangas, kada yra legalu lekuoti, bet per sąrėmius faktiškai ne. Reikėtų grįžti į tą savo aukso vidurį, kuomet įkvepiam per nosį, iškvepiam per burną. Ir žinoma, čia ne toks dzenas būna tada, bet jau taip,
kaip jums yra patogu. Ir vėlgi ne taip statiškai, kaip aš dabar čia rodau, bet tikėtina, kad tai bus tokioje dermėje su judesiu. Tai dabar sužinojome apie tokį bazinį gimdymo kvėpavimą ir apie 2 siužetus, į kuriuos linkėčiau jums nepakliūti. Bet jeigu pakliūsi, tai galime visą laiką sugrįžti į tą savo aukso vidurį. Bet kai gimdymas yra labai intensyvus, kai sąrėmiai išties yra stiprus, ne visą laiką taip paprasta išlikti tame aukso vidury. Ir mums čia galėtų padėti dar bent kelios technikos. Viena iš jų yra kvėpavimas su skaičiavimu. Tai atrodo panašiai taip. Vėlgi dėmesys mano į vidų. 1, 2, 3, 4, aš įkvepiu. 1, 2, 3, 4 iškvepiu. Visiškai nesvarbu, kiek skaičių jūs suskaičiuosite, galite prisitaikyti šitos skaičius pagal savo natūralų kvėpavimo ritmą, bet visa paslaptis čia yra tame, kad mes pririšam savo mintį prie skaičiavimo ir tada mes nebėra erdvės ir galimybės nukeliauti į tas nerimo pievas, kur šiaip yra mintis kaip tokie greitaikiai žirgai, kaip mat ir nubėga. Tai geriau aš save kažkaip surenku į tokį labai primityvų skaičiavimą. Jeigu jums tai atrodo labai dirbtina, galime vietoj tų skaičiukų pasirinkti kažkokį tai gražią prasminę afirmaciją. Pavyzdžiui, aš su kiekvienu įkvėpimu atsipalaiduoju ir labai labai laukiu, vaikeli, susitikimo su tavimi. Tiesiog koks sakinys jums begimtų, jis yra gražus, prasminis ir kol jūs jį savo mintise pasakote, jau ir praeina įkvėpimas, kol jūs antrą dalį to sakinio pasakot, jau ir iškvepiat. Ir visą laiką yra labai gera sukurti savo savyje ar tai ar gražią afirmaciją, ar kažkokią maldą prisiminti, ar mantrą kartoti. Tai padeda mūsų mintims susitelkti, nenuklysti. Kitas būdas, kurį galėčiau pasiūlyti, yra toks ganėtinai keistas kvėpavimas, kurį vėlgi mes prisitaikome tik tai tuo atveju, kada jau labai yra stiprus pojūčiai, kada mums reikia tikrai sutelkti visą savo, vidinio pasaulio pastangas, kad išbūtumėm toje stiprioje srovėje. Tai atrodo taip. Iš tiesų, natūraliam, kaip paprastam gyvenime mes tokiu būdu niekada nekvėpuojam. Ir tas kvėpavimas yra toksai keistas, kad tam, kad aš jį padaryčiau, aš iš tiesų turiu labai susitelkti. Va čia ir glūdi visa paslaptis. Aš susitelkiu ir tuomet esu procese, esu šioje akimirkoje ir nesvarstau, kiek man dar liko, ar aš tikrai sugebėsiu. Tiesiog esu čia ir dabar. 2 įkvėpimai, 2 iškvėpimai. Gali būti 1 įkvėpimas, 2 iškvėpimai arba kažkaip atvirkščiai, bet tiesiog tikrai toks ganėtinai keistas kvėpavimas, kuris mums padeda sutelkti savo mintis. Ir kiekvieną iš šitų kvėpavimų, kuriuos mes čia bandėme, negana tik pažiūrėti. Aš jūs nuoširdžiai kviečiu pasibandyti juos ir net ne 1 minutę ir ne 1 dieną, o tiesiog išsiugdyti savyje bent truputėlį tokio įpročio, kasdieną po keletą akimirkų būti savyje, susitikti su savo pojūčiais. Tai jums neabejotinai padės sutelkti vidinius resursus gimdymui. Dėkoju už dėmesį. Kviečiu susisiekti su manimi, jeigu turite klausimų, ir kviečiu apsilankyti mano svetainėje pilnagyvybės.lt, kur rasite naujausią gyvų susitikimų ir seminarų grafiką. Lengvo, sklandaus, įkvepiančio gimdymo.